kaip žmonės sensta, nes, kaip sensta somatinė pusė yra pakankamai paprasta, žinai, ten kaulai retėja, raumenys mažėja, kraujagyslinis tinklas retėja, uždegimų daugėja, jada. Kaip žmonės sensta galvoje, arba net kaip interpretuoja savo senėjimą, yra visiškai atskiras, žinai, toksai kirminų kibiras. Tai, žinai, Deja. Tema kažkuria prasme aš ir noriu su tavim pasikalbėti, nes kaip žmonės sensta yra daugiau man, žinai, filosofija tau yra turbūt daugiau dalis tavo darbo narplioti ir suprasti. Ateitis turbūt čia yra, nes dabar tai vis tiek dirbi su, bent jau aš dirbu daugiau su bendramžiais, žinai, arba jaunesniais žmonėmis. Ir čia turbūt yra toks irgi, kad tiesiog vyresni žmonės galbūt nebūtinai kreipiasi. Arba šiaip kreipiasi karts nuo karto, bet jie gal irgi nori, žinai, į bendramžius kreiptis tam, kad galėtų būti tokį didesnį supratingumą jausti, nes vis tiek ateini pas tą jaunuolį, žinai, ir jisai ten, tu sakai, kad man čia yra sunku, liūdna, ir jis nebūtinai supranta, kad čia galbūt yra labai natūralus procesas, žinai, dėl senėjimo, tiesiog jis ieškos kažkur ten, žinai, tų kirminų, kurių nėra. Bet senėjimo procesas turbūt jisai irgi susijęs su tais visais dalykais, kuriuos mes laikom natūraliais. Ir ta riba yra neaiški, kas yra natūralu, o kas jau yra nenatūralu. Ir kur yra tipo tas sveikas senėjimas, kur žmogus tiesiog jam taip mažėja jėgų, kai kuriems mažėja jėgų, čia dar irgi priklauso turbūt nuo nežinau, genotipo arba nuo pačio žmogaus, ką jisai veikia, nes jeigu jis dažnai štangą kilnoja, žinai, iki to laiko, tai jis kaip ir tos energijos turi, nes štangą pakelia, tai reiškia, yra ten tų jėgų. Taip. O psichologiškai turbūt, kad atsiranda daug, kaip tik vakar kalbėjom su damom tokiam irgi laidoja apie tai, kad senatvėje daug liūdesio yra. Kad sensta žmogus yra liūdi ir sako, kodėl tie vyresni labiau liūdi. Ir aš taip, man tai atrodo, kad, o tai kodėl jie liūdi? Sako, tai čia yra tiesiog, gal ir pasirinkimo, žinai. Bet yra tai, kad priklauso nuo amžiaus, tai tu vis kuo toliau, tuo daugiau vis netenki kažko. Vienas tas, kad jaunystės netenki, tada energijos, tada draugai, tada šeimos nariai, ten giminės kažkokie artimieji, jų vis atrodo mažėja, tu jeigu vis dar esi, žinai, ten vis dar gyveni, tai dar vis matai, ko netenki. Ir tas netekties, man atrodo, momentas jis yra susijęs su senatvė. Tai kad kuo tu esi vyresnis, tuo tu esi daugiau gyvenime netekęs ir aišku, lygiai taip pat, kuo tu esi vyresnis, tuo tu daugiau patirties turi gyvenime, tai reiškia, tuo tu daugiau esi patyręs kažkokių tai dalykų. Ir dabar tik taip viskas priklausys nuo to, į kur dėmesys bus nukreiptas. Nes jeigu nukreipsim tik tai dėmesį į netektis, tai tada liūdesys. Bet jeigu nukreipiam dėmesį į tai, ką mes turim ir tai, ką galbūt dar galim pasiekti, tai tada yra noras kažką tai veikti, judėti. Ir čia toks, man dabar prisiminimas iškilo apie, mes per medicinos studijas turėjom geriatrijos ciklą. Turėjom. Labai trumpas. Labai, bet mes buvom tam geriatrijos centre Santariškėse? Ne, Santariškėse, mes buvom tas, kur yra, kodėl ašgi ten gyvenu ir Malės rajonas, tarp Baltupių, Jeruzalė yra tas, ir ten yra tokios kaip ir palatos, kur galima atvažiuoti jau ir gyventi. Yra kaip butukai maži tokie, žinai. Kažkas būtų panašaus į paliatyvę slaugą. Taip, tik tai, kad ten yra aktyvesnių, yra tokių, kur iš tikrųjų yra tik tai paliatyviai slaugomi, jie aktyvus, bet ten, pavyzdžiui, nejuda, jie tiesiog, pavyzdžiui, protas veikia, bet jie yra ten suparalyžiuoti dėl arba traumų, ar tiesiog dėl senatvės. Bet mes buvom tokiai vienoj, kambarėlyje, bute, nes ten yra toks, jie turi savo vonę, tūliką ir tik tai, kad neturi virtuvės, bet visas apstatymas yra kaip buto, nes jie ten gyvena ir ten praleidžia labai daug laiko. Ir vienas toks senolis buvo, mes atėjom pasižinai, vis tiek toks kaip praktika, eikit pabendrauti, žinai, išsiaiškinkit ten, kuo serga, ar kaip čia kas, ir mes atėjom, ir jis toksai, visas ten, čia pasakoja, ten, žinai, čia aš toks ir toks, knygas rašo, čia knygą dovanoja, sako, perskaitysi, gausi parašą, aš taip,
Nu, įdomu. Atėjau tavo mažo karalystės. Toksai, ir pasirodo, kad jisai, ten jam buvo jau 90 kažkiek, ir jisai sako, tai žinokit, čia jūs ne visą laiką rasite, nes jisai čia labai, aktyvus yra, jis ten važinėja, visokius ten susitikimus, ten 3000 universitetą, sako, jis čia, čia nėra taip, kad jisai va čia atvažiavo numirti, šit tiesiog gyvena, nes, jam yra patogiau, nereikia rūpintis, ten maistų nereikia rūpintis, ten nereikia rūpintis, kaip ten kažką išskalbs ar dar kažką. Tai ir vat jis buvo tas toks pavyzdys, kur tas šviesus protas vis dar yra, jis pakankamai aktyvus, juda ir jis nori duoti, tai reiškia, rašo tas knygas, dalinasi kažkokią informaciją, pasaka, prisiminimus, kažkokias istorijas ten. Tai vat jo pavyzdys man yra toks ganėtinai įkvepiantis, kad nesvarbu kiek tau metų, bet tu gali būti panašios energijos kaip ir tie jaunuoliai. Nes ir tada koks skirtumas tada yra tarp tų žmonių? Taip, jisai tikrai turėjo mažiau raumenų. Jisai neskyrė dėmesio ten sportuoti, man atrodo. Bet energijos kiekis buvo, aš tiek galbūt nenuveikdavau tuo metu. Nes tiesiog jisai galėdavo visą laiką zuiti ten aplink. Tai vat šitas, man atrodo, momentas vėlgi yra genetika kažkokia turbūt, kai kuriems žmonėms. Aišku, yra pasirinkimai gyvenime, nes kai kas renkasi kitokį gyvenimą ir tada gali būti nesulauks 90. Tai vat toj situacijai, man atrodo, labai veikia psichologiškai, tai kūno vis dėlto dėja, bet silpnumas. Ir man atrodo, kad vat čia yra tas ganėtinai ryšys. Jeigu aš negebu priimti kūno silpnumo, arba aš staiga iš karto kaip čia nusiviliu, kad aš nieko nebepasieksiu jau, ten su kūnu, tada atsiranda ir visas tas toksai psichologinis, kaip čia bandint, ritimas į žemyn. Taip. Tai vat, man atrodo, kad ganėtinai stipriai susiję, nes tu vis tiek interpretuoji. Kitas dalykas yra vėl, ką tu turi šeimoje ir ką tu veiki, kiek tu esi reikalingas. Šitas irgi labai stipriai yra iš mėlynųjų zonų, tų išnagrinėtas, kad bendruomenė ir kiek tu esi reikalingas. Taip. Jeigu tu esi reikalingas, tu nesijauti vienišas. Jeigu nesijauti vienišas, vadinasi, kad esi reikalingas ir kažką tai veiki, judi. O vienišumas, kaip žinia, labai stipriai, ten yra didžiuliai procentai. Ten koreliacija su lėtiniam lygom, depresijom, suicidai, viskas į tą pusę. Ta prasme, ten 30-40% yra, ir čia yra, tas 30-40%, čia yra labai daug, čia yra didžiulis skaičius yra, jeigu tu esi vienišas, tai tau yra rizika mirti nuo visų lygų, 3% daug, tipo didesnė. Tas angliškas yra frazuoti, tyrimus yra tas all cause mortality, tai yra galimybė mirti nuo visko padidėja 30% esant vienišam. Taip, tas vienatvės elementas turbūt yra tas, kaip nuo ko tu ir pradėjai turbūt, kad žmonės, kurie kuo tampa labiau vyresni, tuo daugiau susiduria su netektimi ir jie tada personalizuoja netektį, kad aš didžiąją dalimi tik netenku. Tai o kai viskas aplinkui ir jeigu tai, žinai, gražioji žmogus fantazija, žinai, pagauna paterną ir tuomet seka jį. Aš netenku, aš neteksiu visko, aš esu vienas, nes aš visko neteksiu. Ir žinai, toksai tu čiut nesumanifestuoji tokią ateitį savo galvoje, kuri tave ir pastato į tokią spiralę žemyn. Kas, užburti retai tame formuojasi. Čia net šiek tiek pagaunant tą elementą apie tą vyresnę amžiaus žmogų, tarkime, kuris visą laiką sukasi. Man čia yra labai toks dėmesingumo elementas, nes tas asmo vėlgi, žinai, kiek tame yra sąmoningai, kiek yra nesąmoningai, bet jis yra apie tą veiklą, kurią jis įvykdo. Žinai, čia savo žvilgsnį tu nustatai į, aš turiu dar sudalyvauti knygų, žinai, ten, šnekėjime, pristatymė, šitiem reikia kažką padaryti. Aš dėmesį nustatau į veiksmus ir veiklas. Priešingai negu aš nukreipiu savo dėmesį į tai, tą puodą didėjantį arba didėjantį sąrašą dalykų, kuriuo aš netinku. Ir čia, žinai, man čia, kaip paimi tokius kraštutinumus du, kad, tarkime, paimi tą patį vaiką, žinai, jauną, kuris ten, žinai, gali būti jam 5, gali būti 10, gali būti, kad ir tas pas 15, kur didžiąją dalimi nėra didelės patirties šiaip gyvenimiškos, bet yra daugiau tiesiog vykdomi veiksmai, nelabai žiūrima net į pasakmes, bet yra tam tikras toks jaunatviškas polikis - veikti. Taip. Žinai, aš einu, lipu į medį, bet šiaip tai aš galiu dabar ten pamėtyti akmenis, bet šiaip tai aš dabar noriu mėgoti, tai nemėgoti, šiaip neduoda, ko aš noriu, tai aš verksiu, tai yra polikis. Net nėra to steko, aš neteksiu, arba esu netekęs, aš tiesiog noriu, tai darau. Bet čia yra tas, kad, tu net nežinai, ko neteksi, nes tu nežinai. Tu neturi patirties elemento. Neturi ko netek, nes tu dar nieko nesupranti, tik pažinimas yra visur. Ir va čia man tas smegenų grinai, kaip čia persipina visiškai tokia neuropsichologinė tema, nes
kuo tu daugiau tada gyveni, tuo tavo smegenys daugiau mato, kaip čia, įvykių. Seka, skaičiuoja, sudeda į tos blokelius ir galiausiai iš to deda sekas. Ir žinai, kažkuria prasme čia yra čiutne. Visą laiką tendencija bus į tą pusę, kad vis daugiau tu kuo ilgiau gyvensi, tuo daugiau būsi netekęs, nes tavo patirtis tai rodys. Energija vis mažės veikti, reiškia, tu kaip ir natūraliai vis mažiau veiksi, reiškia, mažiau naujų dalykų įvyks. Tai tu esi pridisponuotas vis daugiau matyti, kaip viskas bus blogai. Čia, žinai, čiutne einam tą, kad tavo kūnas yra sukurtas, pridisponuotas, kad tu numirsi vieną dieną ir turi susitaikęs su tą mintim. Tavo visas rodiklis ten rodo. Aš manau, kad taip ir turėtų būti, kad mes ir turėtume matyti tą, kad mes kažkada mirsim. Taip. Very fair point. Čia yra tiesiog, prie šitos temos galėsim dar šokti, man labai svarbi dalis dažnai būna su komunikuojantais pačiais, žinai, klientais, pacientais ar šiaip žmonėmis, kai tuome užsiveisia apie kaip jisai veikia senėjimas ir kiek mes turime tame kontrolės, kad tu turi kontrolę savo dėmesingume, į ką tu nukreipi savo dėmesį. Tai ne tai, kad tu nukreipsi, kad ne, aš niekada nemirsiu, net nežiūrėk į tą pusę. Tu kiek labiau gali žiūrėti labiau į dalykus, kad tu šiaip gali dar dalykus daryti. Yeah. Tu opcija pasirinkti, nes žiūrėti į aną pusę, kad aš nieko nebegaliu daryti, yra ta, kuri all cause mortality. Žinai, padidina visas rizikas tavo. Taip. Bet aš sutinku su šito. Tai taip, čia tiesiog tas mažas svertas dėmesio yra, žinai. Dėmesys yra tavo įrankis, kurį, žinai, kaip akis. Tu gali žiūrėti į kažkurią pusę ir tu turi kontrolę, gebėti žiūrėti į kažkurią pusę. Man atrodo, kad jeigu žiūrint su amžiumi, tai, bet ir net ne su amžiumi, žinai, man atrodo, kad visam gyvenime dėmesys yra vienas iš svarbiausių tokių komponentų, nes ten, kur tu nukreipi dėmesį, ten yra energija. Čia tas toksai, kaip, nežinau, čia tai yra visi pasakojimai, žinai, bet tą sunku suprasti, kol tu to nepatiri. Nes, pavyzdžiui, aš dabar, kai žiūriu į tą gyvenimą, aš galvoju, bet tai manęs dar laukia toks nuostabus ir didelis gyvenimas. Aš ten dar tiek visko galiu padaryti. Ir tada girdi, kaip yra 25-mečiai, kurie patiria tą tokią ketvirčio amžiaus krizę. 25-mečiai? Jo, yra ta vadinama ketvirčio amžiaus krizė. Tai yra, kai tu sulauki 25 metų, aš nieko nepasiekiau. Mano visi draugai viską kažką čia pasiekiau, aš dar nieko nepasiekiau. Ir Naudžiau, kad aš pirmą kartą girdžiu apie šitai. Bet čia yra, aš nežinau, kiek čia tai yra tas realus, bet kad čia, žinai, tas Z karta dabar čia tokia yra, vaikšto, žinai, su tuo, nes jam čia yra, kažko nepasiekė. Aš pagalvoju, aš nebuvau dar baigęs univerą, man atrodo, žinai, 25, tai apie kokį pasiekimą. Tai ne, užskiptis, mes medikai, mes tuo metu dar mokėmės. Tai va, čia gyvenimas dar neprasidėjo, aš mokusi. Bet aš tada, žinok, tuo metu ir tikrai kažkiek jaučiausi blogai, nes kai kurie mano draugai jau dirbo pilno darbo dieną, jau buvo baigę ten, bakalaurus tikrai, ir jau dirbo pilno darbo dieną. Ir aš tai buvau, o tai kada aš dirbsiu? Lauk, tu turėjai medikų, tas met draugų ne medikų? Taip, iš mokyklos. Va čia tavo išimtis yra, žinai, tu išlaikėjai jos dar šiandien kurse. Ačiū Dievui, čia ačiū jiems, kad jie liko su manim, kad jie liko, nes tikrai, aš dėmesį jų neapdovanojau labai didelį per visus tuos metus. Bet va čia yra tas, kur dėmesys tuo metu yra tai, kad aš čia, jau kažką tai turėčiau būti pasiekęs ir nepasiekiau. Ir pas mane kartais ateina pacientai, iki 30. Jie buvo kažkada užsibrėžę, iki 30 turėsiu būti tą verslą, šeima. Ir aš tai galvoju, kodėl? O kodėl iki 30? Nes čia taip kažkur užsibrėžta, čia tai turi būti. Aš galvoju, o tai kas pasikeis, jeigu tu vėliau tą turėsi? Ne, tai čia laikas jau, čia aš vėliau nenorėsiu turėti. Tai aš galvoju, bet tai, come on, tai tavo gyvenimas dar realiai, aš tai galvoju, po 30 gyvenimas tik prasideda, nes va čia yra tas, kur nesuvokimas, kur kol tu to neišgyveni, tu nesuvoki to. Ir tai labai sunku. Aš galvoju, kad dabar man prireikia po belenkiek metų, kad aš suprasčiau, kad nuosekliai darant kažką tai, galiu kažką gauti, galiu miegą savo pagerinti, galiu fizinę savo fizinį stovį pagerinti kažkokį, tai galiu kažką išmokti, galiu susikurti, kad susikurti savo tą gerbuvį, tai tikrai yra, ten savo vardą ar dar kažką, tai tai tik tai pastovumas veikia. Bet man tik dabar dajo, kad bet aš galiu eiti į sporto salę ir man nereikia ten dabar tikėtis, kad šiandien turėsiu raumenų.
Ašgi sportuoju tam, kad 80 nuo tūliko pašok galėčiau, o ne atsistoti besikreipydamas. Bet galėčiau pašok, greit išbėgti, 2 vaikus, žinai, tipo paimti į pažastis ir sakyti, trūbužės nelieskit, laužo, nesudegsit. Nes, tipo, aš to siekiu. Ir, žinai, ir viso to siekdamas, taip aš turiu aukoti kažką, žinai, ten, pažiūrėjau, miegą. Miego aš tai nenoriu aukoti ir neaukoju. Bet... Čia šitas, biškai, žinai, the sacred, šventasis dalykas. Jo, miego negalima. Bet tada irgi supranti, tik tai dabar, kad miegas yra, tipo, wow, kaip reikalingas ir kad, tipo, tas miego trūkumas išmuša iš vėžių, tada tu esi toks pritrenktas, bet tu supranti, kad tipo, papildų reikia, nes tipo, tu valgai tikrai ne taip gerai, kaip norėtum valgyti, bet kai buvai ten 26, tai valgydavai beleką ir viskas būdavo gerai. Bet va čia yra tas, kad metaboliškai mesgi prastėjam, 3-5, ten jau taip jau biškai, jau žinai, jau reikia prisižiūrėti, ką valgai, nes staiga, tipo, nebuvo pilvo, o kodėl tas pilvas atsirado? Taigi valgiau kiek norėjau, nieko čia nėra. Niekas gyvenime nepasikeitė, bet atsirado šitas. Jo, tipo, ir einu į tą salę, karočius, minutę, 2, tai kiek ten tų kalorijų uždeginu ir vis tiek jis taip. Ne, tai jo, tai nereikia vakarais valgyti, tiesiog valgyti ir viskas. Bet vat, tas psichologinis momentas su dėmesiu, jeigu grįžtam prie jo, tai kur mes tą dėmesį nukreipsim, ten mes jį matysim, nes aš galiu matyti ir teisingai matyti tik tai liūdėsi, tik tai, ko netekau, arba aš galiu matyti tai, kas dar manęs gali laukti, arba sutelk dėmesį tai, ką aš turiu dabar. Ir čia irgi tas toksai mindfulness, žinai, toksai momentas, kur aš, tai dabar turiu labai fainą, aš galiu turėti daugiau, viskas okei, bet man nebūna kankintis dėl to, kad aš to neturiu gal kažko tai. Taip. Kažkas, tai aš pavyzdžiui neturiu nekilnojamo turto. Mano draugai turi, ir dar ne po vieną. Ir tai žinau, kodėl, ką man daryti. Bet aš bet aš tiesiog turiu kur gyventi. Aš turiu kur gyventi, man užtenka, aš galiu kartu nuvažiuoti atostogų, ten, tai reikia tą vertinti. Žinai, ten, tai mano draugai sėdi dabar Filipinuose ir dabar, tipo, aš tai nesėdžiu ten. Įsiterpiant į tą patį, žinai, bet aš karts nuo karto mėgstu tokį beveik žaidimą padaryti vaikišką su kai kuriais klientais, kur yra dėmesio ir laiko koncepcija supinti, nes būna, kad ten ateina ir ten skauda X laiko, žinai, čia klasika būna skauda nugarą ir čia vakar buvo vaikas. Kiek skauda laiko? 10 metų. Okay. Ir jis, natūralu, žinai, kai daug laiko turi kažkoje lėtinę patologiją, tai žinai, jau žmonės, tai žinai, keistas disonansas yra mentalinis, psichologinis, kur skauda ilgai, ten einu, darau kažką, bet kartais atkrentu, ir eventualiai čianais atėjęs, ta požiūris yra, kad, vis tiek nepavyks išspręsti, bet davai pabandom, bet, tu pabandyk, aš tai ne, toks pasidavimas, bet aš čia esu, labai keistai tą galvą veikia, žinai, sunku man interpretuoti iki galo čia. Bet tuo momentu, žinai, būna toks, žinai, kaip pasimeti detalėse, bandant racionalizuoti, paaiškinti, žinai, eiti per loginę prizmę, kaip tai galima būtų išspręsti, kas buvo daryta, kas nebuvo daryta, nes tai yra kaip tokių atskirų siūlelių, žinai, tipo atrišimas. Bandė tas tiesiogiai su pagrindinė šaka nesusiję, bandė tą daryti. Bet tas susijęs, bet ir amplifikuojamas. Čia daug logikų kartais nepavyksta per loginę seką suaiškinti. Ir taip, sakau, gerai, tada, ten, žinai, kad ir vakar žmogus, ten buvo 45 metai. Taip sakau, gerai, dabar. Jums skauda, nes 45, dabar 45 metai, jums skauda kiek? 10, sakot, gerai. Tai bet, kiek yra 10 metų jūsų gyvenimo kontekste? Ką tai reiškia, kiek yra? Sakot, kiek? Parodė, kiek tai yra. Taip, taip, žinai, ten įsivaizduoja, galvoja, žinai, kad čia yra kur kem 5, žinai, bet tai 10, žinai, tiek. Sakau, gerai. Gerai, tiek. Kiek dar liko gyventi? Tiek. Tai žiūrėk, tai dar 2 kart, jeigu ne 3 kart tiek tu turi laiko, kur mes galim kažką bandyti padaryti. Nes suriškim su tuo, kad šiaip, taip, gal skaudės dar metus ir 2 ir 3, bet tu dar tiek laiko turi šiaip. Bet man tai šitas yra, aš irgi tą supratau tik tai neseniai. Tipo, kad va tas yra, kad tai aš dar turėsiu dafiga laiko. Viskam. Ten raumeniniai masė užsiaugint kažkokiai, tai kad ten po to vis tiek tik dar spėsiu gal kažkiek užaugint, po to tik palaikyti jau tik tai. Žinai, tai arba ten kažką pasiek, kažką sukurti, ten knygą kokią parašyti, žinai. Bet taigi aš dar čia yra ten to belenkiek ten to laiko. Taip. Ir mane,
nes aš grauždavau save dėl to, kad aš kažko neturiu, kažko ten nėra ir kad tipo, nu tai čia nėra. Ir dabar aš pakeičiu tą požiūrį, kad bet čia dar yra belenkiek laiko. Ir jeigu mes ten, nežinau, pavyzdžiui, psichoterapijai, užtruksim metus kažką tai darydami, ar ir 2, bet tai suteiks ten 5, 10, 20% geresnę savijautą visiems ateinantiem ten metam, tai čia yra aфиgenas dalykas. Bet taip kaip pat suprasti tą, kad jeigu mano, taip, kažkur mano būsena pagerės ir ta pagerėjusi būsena dar man pagerins visą gyvenimą. Ir taip, aš negaliu to matyti, nes man dabar yra sunku. Ir va, tas yra man skauda dabar, aš nenoriu, kad man dabar skaudėtų, man dabar sutvarkyk. Bet tas kartais ir trukdo sutvarkyti viską, nes žmogui atsiranda tas toks, kad man dabar skauda, aš visą laiką bus. Man dabar visą gyvenimą skaudės. Nu, tiek fiziškai, tiek ten, žinai, psichologiškai. Sieloje. Taip. Tai čia, žinai, toksai... Čia beveik, žinai, šoka man tokios subtemos kažkokios, žinai, visame tame. Tai yra tuo metu, kai tu ir bandai padėti žmogui, arba, žinai, bet esi tame etape, kai žmogaus pernelyg didelis dėmesingumas į esantį skausmą fizinį, ar emocinį, ar psichologinį, jisai nukreipia nuo gebėjimo išspręsti esamą problemą, nes pernelyg susakcentuojame. Taip. Fiziškai mes vadinam tai jautrumu, psichologiškai vėlgi tu gal labiau vardintum, bet tuo metu, žinai, yra tos geriausios vietos, kur, sakau, reikia tokie, aš angliškai sakau, tai yra weaponize, bet yra išmokti naudoti, kaip tas buvo, kovinį placebą. Tai iš esmės tu turi suprasti, kad einamoji metu turi nukreipti dėmesį visiškai kitus žaidimus, į kažkokias kitas rutinas, abstrakcijas, žaidimus, taisyklės. Tai žinai, kur ateinantį mėnesį, čia kaip ta pati vakarykštė situacija, kur sakau, ten trumpuoju periodu jums ten bus suleistinais, jūs ten kreipsitės skausmų klinikams, vėl padarys blokadą, laikinai pašalins skausmų suvokimą, tam, kad galėtume pradėti dalykus daryti, nes ten biškiaumesnė situacija. Ir sakau, po to, pasišvęsim, kad bus 1 mėnesis, kur mes darysime tam tikrus judesius. Ten, žinai, reikės tam tikrų fizioterapinių procedūrų, mes tam tikrus vaistus vartosime. Ir gali būti, kad per tą mėnesį bus ir paplukėjimų, jausis keistai, bus viskas nauja, bet tą 1 mėnesį jūs neieškosite, taip čia, aš naudoju žodį, nenaudosiu, taip čia, neieškosim prisipyskių. Tai yra, nesikabinėsim prie detalių, nes mes dabar būsim ūmiam periode, kur svarbu yra atlikti visą tai ir po to tik pervertinsim po mėnesio. Bet tą 1 mėnesį mes ignoruojame viską, kas sako tau, man skauda ir aš nebedarysiu. Mums reikia to vieno saugaus periodo. Ir, žinai, kur mes tiesiog, ir ten, žinai, aš ir meluosiu, ir placebo naudosiu ir visą kitą, kad tik tai žmogus negalvotų nustoti, nes jam reikia toliau daryti į kitą procesą, čia, žinai, kaip pakeisti vagą į kitą įvažiuojant. Bet psichologija irgi tas pats yra, pavyzdžiui, psichoterapija yra, bent jau su depresija yra labiau pastebėta, bet ir šiaip turbūt su dauguma dalykų ateina žmonės į psichoterapiją ir jiem gali pradžioje ateina tokio linijų, jau čia yra jiem blogai, bet tada jie dar nukrenta žemyn, dar blogiau pasidaro, jie tada sako, kodėl man, taigi aš į psichoterapiją, kodėl man blogiau darosi, tai man nepadeda, bet žiūrėkit, čia dar nedaug laiko praėjo. Ir kitas dalykas, jūs daug sužinojo dalykų, kurie nelabai jums patiko. Ir tam, kad dabar išeiti iš to, tai reikės pasistengti, bet tai, kad jūs dabar jo žinot, tai reiškia, kad jūs jau nebemeluojat savo. Ir mes galim nuo to atsispirti ir judėti link to, kur galima gyventi su tais momentais. Ir čia yra tas, kad per gyvenimą šiaip ir psichoterapijai gali būti, ten yra ir tų pagerėjimų, bet yra labai pablogėjimų, nes mes niekada nežinome, kas dar slepiasi, pa žmogų. Ten, pavyzdžiui, Timo Ferriso pavyzdys yra labai vienas geras, ir tai yra jo podcast'e, tai kas norit, galite susirasti kažkuris ten jo podcast'as apie tai, kaip jisai suprato, kad jis buvo išnaudojamas seksualiai, kai buvo labai mažas vaikas, mažiukas kai buvo. Ir tada sako, man dašuto, kas su manim darėsi, nes jisai
kovoja su depresija gana ilgą laiką, jam ten būna aukščiau, žemiau, ten bipolinis kažkoks yra, vėl ten kažkokių ir obsesinė kompulsinė kažkokių tai tokių ten, gal ten asmenybės, tipas, ne, aš tiksliai nežinau, bet esmė tokia, kad tipo, jis dirbo, jis atrado kažkokį jau būdą, kaip gyventi su tuo, jis pats žmogus pasiekęs ganėtinai daug, jis jau kaip ir gyvena stabilų. Tada jisai, aš niekam nerekomenduoju to daryti, bet jisai padarė, nu, čia jo gyvenimas, tai jisai padarė tokį dalyką, jis nuvarė į meditacijos retrytą ir jisai tiesiog titravo psichodelinius grybus, didindamas dozę vis kiekvieną dieną. Taip. Ir ką tada jis patyrė, tai kad jisai prisiminė traumą, tą seksualinę traumą, kurią buvo, ir sako, tuo metu man dingo visas pasaulis, visas gyvenimas, aš galvojau, kad man bus šakas, aš išprotėsiu ir su manim, tas dalykas, tas skausmas visas milžiniškas, kuris pasirodė, jis sako, galėjo būti taip, kad mane būtų išvežę į psichiatrinę, bet ten buvo Jackas Konfieldas yra vienas iš tokių mindfulness, tokių meditacijos, tokių kaip ir korifėjų mokytojų. Sako, jisai buvo ir jisai padėjo man išbūti, įsižeminti, tiesiog toje vietoje išbūti tą skausmą. Ir sako, nuo to tai tikrai nebuvo geriau. Sako, nuo to aš turėjau vėl išmokti kilti ir vėl eiti į terapiją ir dar intensyvesnį ir dar naudoti kažkokias kitas priemonės tam, kad aš vėl galėčiau iškilti iš to, nes tas skausmas, kuris buvo prisimintas, jisai dar labiau užvaldė. Tai dar sunkiau yra. Ir tada vėl atrodo, taigi galėjo, gal jisai nedaryti viso to. Jis, aišku, nežinojo, kad taip atsitiks, nes jis neprisiminė, kad ten... Jis atvėrė Pandoros skrynią nežinodamas. Taip. Ir tas tada atrodo, tai ir psichoterapija, kuris yra tokių, kad ateina žmonės, kurie nežino, kad jam kažkas yra. Ir tada mes dirbam, bat, ten duobė kažkokia. Ir tada, tipo, kas čia atsitiko, kodėl čia ta duobė? Bet, jinai tiesiog atsitiko, ką padarysi, dabar mes judam iš tos duobės, tada vėl atrodo viskas gerai. Ir jie bum duobė. Nes kai kuriais atvejais žmonės biškai meluoja savo. Jie norėtų, kad geriau jaustis, jie gal savo pameluoja. Kad sako, aš nesu duobėj. Jo, arba kad... Čia visą vien tik lyguma. Taip, mano gyvenimas yra šiaip geresnis, negu kad jis iš tikrųjų yra. Ir aš noriu tikėti to labai ir jis tada bando tikėti, bet po to ta realybė tvoskia taip per veidą, kad jis tada... O ne, tai taip šudinai viskas. Ir tada jis krenta žemyn. Tai tie tokie bangavimai yra labai normalūs. Turi būti kartais netgi, nes vis dėlto kai kada išvengti ten to pablogėjimo jo neįmanoma. Jis tiesiog bus. Ir tada požiūrio klausimas, kai mes į tai žiūrėsim. Ar žiūrėsim į tai, kad tai yra tik tai etapas ir viso gyvenimo perspektyvoje šitas etapas yra labai blogas, labai sunkus ir labai nenoriu to išgyventi, bet jis yra etapas, kurį man įveikus galimai bus geriau. Niekas nesako, kad bus geriau, bet galimai bus geriau. Nes, jeigu neįveiksiu, tai nebus geriau, bet aš turiu kažkokiu būdu dėti, tas pastangas. Visas įmanoma, tai nebūtinai vien tik tai psichoterapija gali būti, ir fizinė veikla, ir vaistai tada atsiranda šalia, nes reikia tikrai pagalbos toje situacijoje. Tai tas toksai bangavimas, jis yra labai norma psichologija ir jisai turi būti. Mes niekada negalime eiti tokio lygio, nes gali būti net neįdomu, man atrodo, pasidaro. Ir žmogus smegenys pradeda ieškoti už kažko kabintis. Tai čia, žinai, bet netgi tas pats pavyzdys gali būti apie tai, kad tavo smegenys tiek kurs kažkokias vaizdus, garsus, emocijas ar kitkas, kad nors esi plūduriavęs, kad būna tos kapsulės ten. Taip. Tai, žinai, kai ten pakankamai, pabūk pirmas 5 minutės ir po to tiesiog čia. Labiau girdi savo širdį. Tada pradeda, kažkai galvoti, kaip diena einasi. Tada iš esmės, jeigu pakankamai ilgai gulitinais, aš kažkada buvau užsiprašęs tokias 3 valandas, tiesiog, kad atsigulsiu, išgulėsiu, aš nežinau, kiek laiko praeidinės ir tiek, kur tu galiausiai tasme, čia, tylu, ramu ir tada tenais mintys pradašam. Kaip ir melodija pradedu girdėti garsių, kurių galvoju skamba. Kaip tai, netgi taip galvojant neurofiziologiškai, tos smegenys pačios bando save stimuliuoti, nes jos turi turėti stimulą kažkokį. Jo, tas yra tas default mode network, kuris visą laiką veikia. Taip, tai kaip ir sakai, nulio negali būti. Čia netgi dabar, kai studijuose esu, tai čia buvo kažkada tokį kečą, vienas iš mūsų tų dėstytojų buvo numetęs, kur ten kažkokią, apsimenu situaciją, kokią jis apibūdina, ir jis ten klausia, iš šitoj situacijai, kaip teisingai būtų jaustis.
Na ir ten, žinai, ten buvo kažkas, kad mes ten aprašytų tokia, kur ten ateinat į darbą, ten pasikviečia šefas kažką pasako ir tenais, vat, jūs sureaguojate taip, žinot, kaip galim būtų kitaip reaguoti ir kaip teisingai būtų jausti. Ir ten, žinai, kadangi visi nubai visame tame, žinai, tas natūralus atsakymas turėtų būti, nu, tai ten pasakyti, kaip iš tiesų turi būti ir ten šiaip tai, arba ten kiti, nu, tai reikėtų tiesiog užglaistyti santykius, ten, žinai, kad viskas gerai baigtųsi ir ten, na, kažkai gerai baigtųsi. Na, ir tada, ten, nu, kad, žinai, visi būtų patenkinti ir taip. Sako, taip, jeigu, žinai, tarpusavio komunikacijų yra svarbu išlaikyti, žinai, ten tvarų ryšį, kad ten nesipyktų per daug visi, bet šitoje situacijoje yra normalu, kad jūs pyksite, jį išvadinsit idiotu ir dar vėliau apie tai pagalvoja, žinai, galvosite, kaip tai išspręsti, o šefas normalu, kad jūs laikysite idiotu, nu, frustracija, pyktis, nepasitenkinimas yra visiškai normalu ir gerai, kad jausite pyktį šitoje situacijoje, nes negerai nejausti pykčio. Nes, nu, tas pyktis yra ribų nustatymo esmė, yra svarbus pačiam ir panašiuose dalykuose. Ką aš iš to viso noriu, kaip čia ištraukiau ir kaip ką norėjo tuo metu mums pasakyti, kad nėra to, teisingas atsakymas niekada nėra, tu turi jaustis gerai visą laiką. Ne, tu turi banguoti, tu turi supykti, turi paliudėti, nes tik tai tos emocijos kontekste tu pradėsi vertinti kitus aspektus. Ir čia atsirina tos tokie, žinai, bangų elementai. Jo, bet man tai čia visos emocijos yra, nu, jos atsiradusios pas mus tik dėl to, kad jos yra reikalingos. Nu, čia būtų kaip ir... Čia kaip skonio receptoriai tas pats. Nu, trumparegiška galvoti, kad, tipo, mes jaučiame emocijas jos dėl tuščio. Nu, tiesiog, va, tipo, jos gyvenime mūsų yra... Tipo, visiškai random atsirado. Jo, nu, tiesiog, va, žinot, čia gimėjai tau davė tiesiog vienas emocijas, kitam davė kitas emocijas. Tiesiog, nes... Kodėl? Nu, nes tiesiog, va, čia buvo toksai loterija. Shits and giggles. Nu, bet ne, nu, tai mes tiesiog evoliuciškai vystėmės ir kiekviena iš tų emocijų buvo labai reikalinga kažkam. Tai jinai atlieka, visos emocijos atlieka savo funkciją. Tik tai problema yra intensyvumas. Tarsi, jeigu jos yra per intensyvios ir ilgai užsitęsančios, faktas, kad tada sukelia problemą. Bet jos šiaip fiziologiškai jos yra greitos. Nu, tokios tiesiog ten milisekundėmis. Na, emocijos kaip ir pojūtis. Tarsi, jisai momentiškai pajaučia skausmą ir jis, nu, praeina. Kaip patampa lėtiška, tai, žinai, kai skausmas užvaldo, emocijų užvaldo. Aš tiesiog liūdnas. Aš tiesiog entuziastingas manija, žinai. Aš tiesiog esu force of nature, tiesiog. Ir tu kaip pernai tą tokią vadinamą kaip nuotaiką. Visa ta nuotaika patampa tik tai jau tokia, žinai, liūdna nuotaika. Nu, tai kaip tai jautės, liūdna nuotaika. Net, ta emocija, jinai nėra, nu, pati emocija iš savęs, jinai net negali ilgai trukti labai. Nes, nu, fiziologiškai tas nervinis impulsas, jis nėra toks ilgas. Tai šitoj situacijai tas yra, kad jau visa, kas ten užsitęsia, tai yra nuotaika, nes atsiranda ir mintis. Nes aš tada mąstau apie save kaip ten, pavyzdžiui, liūdesys ir depresija. Nu, aš mąstau apie save kaip apie blogą žmogų. Apie tokį, kaip ten aš esu kažko tai netekęs. Arba, kad dabar yra blogai ten praeityje ir ten graužiu save, kad yra blogai. Ir niekada ateityje nebus nieko gero. Ir mąstau visą tai. Ir tada natūralu, kad aš taip jaučiuosi. Bet tame nebuvo tai, kad, pavyzdžiui, aš netekau ten gyvūno arba artimo žmogaus ir tai tuo momentu pradėjau jausis liūdnas. Tai tos emocijos jos yra natūralios, nes aš ten netekau ir tada taip labai liūdžiu, bet tada tas liūdesys praeina, kai aš susitaikau su tuo, kad aš netekau. Nes tai yra normalu, toks gyvenimo ratas. Ir kol mes to nepatiriam, yra labai lengva kartais kalbėti, kad čia natūralu. Kai mes tą patiriam ir išeinam, tada irgi vis dar lengva būna kalbėti, kad tai natūralu. Jeigu neišeinam, tada sakom, šūda, jūs išneka dabar. Aš neišėjau dar. Iš to liūdesio neišėjau ir man čia dabar visą laiką blogai. Dabar tai ką jūs sako, kad čia natūralu? Tai čia negali tai būti. Nu ir tada žiūrim, o ką jūs darot, kad taip nebūtų? Tai bizulkiai yra tiesiog, žinai, kur eina kokie 3 draugeliai ir tiesiog turi perėti kokią, žinai, upės raunesnį, žinai, 2 išlipę krante, žinai, nu, tipo, šilta, žinai, kai išlipim sausėjai, tas vienas, kur dar bent, tai įsipranta, šlap ir šalta. Tai yra tame tam tokia keistos saviironijos, kad, na, suprasi, kaip praeis. Taip. Nepraėjo dar. Jo, tas čia šiaip gera alegorija šitoje vietoje. Žinai, netgi dabar biškai bandant sujungti, man tas užkliuvo tavo tas 4 amžiaus krizės klausimas arba tema. Nes, nu, vidurmžio, fine, apie 40 įsivaizduojama turim skaičių. Jo, bet dabar biškai vėlėja. Okay. Pagal mano teoriją. Aš negaliu atsakyti, ar tai moksliškai tikra yra, bet pagal mano teoriją vėlėja. Išsiplėsi toje apie tai, nes man abi dvi plėsti įdomu temas net yra. Kodėl gali būti iš esmės tas toksai
nenoriu sakyti identiteto lūžis, bet polinkis į kraštutinumus arba aš amžėju ir negaliu su to susitaikyti šitose dviejose tarpsniuose. Kodėl 25? Kodėl galėtų būti? Nebūtinai tai yra tiesa, mes iš pirštų laužim. Ir kodėl tai galėtų 40? Nes tame yra, žinai, su 40 aš turiu tam tikrą hipotezę, kuri, žinai, tokia, viskas, kas susijęs žmogaus požiūriais, man dažnai yra mišinys tarp tavo somatikos ir tavo psichologijos. Tai yra, kaip tu interpretuoji savo pokyčius ir jeigu nenori interpretuoti, ar jeigu nesusitaikai su tuo, tai pasireiškia kaip krizė kažkuria prasme. Tai o kaip su 25, kas ten galėtų būti? Tai 25 yra tik tai psichologinis momentas, ten yra, pavyzdžiui, somatikos jokios pagal idėją, nes ten yra jėgų žydėjimas, tai esmė, visi hormonai yra ant geriausios formos, ten viskas, tai esmė, tiek pas vyrus, tiek pas moteris, viskas ten geriausiai veikia. Tai yra tik tai psichologinis tas momentas ir aš manau, vėlgi, čia tik mano nuomonė, aš čia grindžiu tik tai savo observacijom. Tai nėra teorija. Jo, aš dabar net, kaip, aš tik tai stebiu, bet čia toks, žinai, ta interpretacija iš tos informacijos, kurią stebi ir viskas. Tai aš galvoju vien tik tai dėl to, kad yra milžiniškas informacijos kiekis ir tu, jeigu pasileidi per algoritmus socialinių tinklų, tai jeigu tu pradedi matyti, kaip ten 17-mečiai, 16-mečiai uždirba milijonus, darydami kažką, nežinau, skripto spekuliuodami, kažkas tai YouTube darydami, kažkas tai ten gal netgi sukurdami labai legit verslą, kažkokį tai ten su išradimais ir dar kažką, nes jis ten domėjosi, toks gykas buvo ir jis tai pukšt, ten kažkas iššoko, nes, dar verslumo gyslelė kažkur tai yra. Tai tada tu tiesiog tuos vis laik matai savo socitinkluose, tas skaičius žmonių nėra didelis, kurių pasiekia tokia amžiaus, nes didžioji dalis 25 mečių nifiga nieko nepasiekia. Ir čia tipo kaip ir normalu. Čia tas standartas yra. Startupų pasaulyje tikrai tas amžius yra truputėlį jaunesnis ir ten gali būti, kad tai aš žiūriu į tos žmonės ir ten jau visi kažką tai kūrė, kažką tai, o aš čia dar nieko nepasiekiau. Yra tik tai psichologinis tosai momentas lyginantis su kitais. Nes čia yra tiesiog socialinės medijos labai stipriai daro įtaką mano požiūriu, nes mes matom labai stipriai daug. Jeigu mes būtume apsiriboję tik savo draugais, tada matai tos 5 draugais, kurie irgi lygiai taip pat baigia ką tik univerą ir bando to entry level kažkokį darbą susirasti. Negalvosi, kad aš kažko nepasiekiau, nes tiesiog nėra su kuo pasilyginti. Aš darbą gavau. Taip, ačiū Dievui. Bet kadangi ir socitinkluose yra su kuo lygintis, ir jeigu tu čiut ilgiau užtrunki prie tų sėkmės atvejų, tai algoritmas pradeda mesti tos sėkmės tavo atvejus vis daugiau ir daugiau, ir tu pradedi įsivaizduoti, kad visas pasaulis dabar tai veikia, o aš esu nevykėlis. Tai va čia yra su ketvirčio amžiaus krizė, labiau psichologinis. Tada vidurio amžiaus krizė jau atsiranda tokia ir vyram, vidurio amžiaus krizė daugiausiai tik tai vyrams skaičiuojam, nes moterim mes nesakom vidurio amžiaus krizė. Dažnai klausia, ar moteris turi tokį, nes su vyrai, žinai, yra pavyzdys. Nes vyram irgi galima sakyti, kad yra andropauzė, bet kai pauzė, tai realiai toks atrodo, kad visiškai sustojimas, bet moteris nuo vyrų skiriasi tuo, kad moterim iškart, tarpsme, menopauzė ten gali trukti iki metų, ten tos taip pradžia. Moterų labai hormoniškai predisponuota prieš vyrų. Kiaušidės užsidaro, viskas, neveikia, viskas, nebėra kiaušinėlių, negali pastoti, viskas, čia yra menopauzė. Vyrams nėra taip, vyrams nuo ten įvairiais dabar, kaip aš kažkurio metu ieškojau, nuo 3 arba nuo 3 vieno šaltinių kitų, nuo 40 metų pradeda mažėti testosteronas. Po procentą ar po 2 procentus kas metus. Ir tai yra, negali sakyti, kad čia yra andropauzė, kai tipo viskas sustoja, nes ten tęsiasi ir dar labai priklausys nuo to, kaip žmogus gyvena, nes žinom, kad, pavyzdžiui, štangų kilnojimas didina testosterono kiekį. Jeigu nekilnoji, mažina. Sėdimas darbas, ten visą kitą. Miego stoka, visą tai jos. Stresas ypatingai labai stipriai veikia tą. Tai ten dar gali būti taip, kad tu gali lėčiau visą tą patirti arba iš vis nepatirti. Tai vat su tuo atrodo, kad čia galbūt irgi tas hormonų mažėjimas. Bet vėlgi yra neaišku, nes yra labai daug žmonių, kuriem stebimas tas hormonų mažėjimas, bet jokių simptomų nėra. Nei kažkokių tai nuotaikos sutrikimų, nei ten kažkokių tai depresijų ar nerimų, nei kažkokių kitų fiziologinių sutrikimų dėl to pačio testosterono mažėjimo. Tai va čia toks yra keistas tada ir tada grįžtam prie to tada vyrų vidurio amžiaus krizės, kad gal irgi biški psichologinis dalykas yra.
kad ten vaikai užauginti. Nu, čia tas teorinis tas lygmuo, kad apie 40, žiūrėkim, kokią 20 metų prieš, vaikai užauginti, darbuose yra jau viskas kaip ir atrodo sukurta, viskas saugu. Ką daryti dabar? Vaikai išėjo, gyveni su ta pačia žmona ir tau atrodo, neaišku, čia kažkaip jau čia keičiamės, tai kažkaip čia aš tai vis dar gal čia labai gražus, aš žmona gal nebe labai gražiai jau. Nu, tai čia tiem žmonėm, kur vidurio amžiaus krizė yra, jie tai pradeda mąstyti. Gyvenime atrodo jau viską pasiekiau, tas irgi keistas toks momentas, kad viską pasiekiau, nes taip turiu darbą, vaikus užauginau, jo, namą pastačiau, viskas, čia jau šakės. Ir tada yra du išsiskyrimai vidurio amžiaus krizė. Vieni varo į ekstremalą. Triatlonai. Jo, šitas triatlonas, mergos, kupė kabrioletas. Komboveris. Jo, šitas irgi. Kad kabrioletė tiesiog. Taip. Kiti eina į tą egzistencinės paieškas savęs. Tai nes jie buvo antiek susifokusavę į darbą, į auginimą, šeimą ir taip toliau, kad jie pradeda ieškoti savęs. Meditacija, retrytai, Indijos ir visa kita, vat ieško arba knygos ir taip toliau. Tai mes visą laiką žiūrim tik į tos, kurie su kabrioletais važinėja. Labai eksternaliai išraiškai. Jo, ir meilužių įsitaiso tada, nes šitoje situacijoje mums labai kelia tas didelį kažkokį tokį impulsą, bet yra susijęs su psichologiniu turbūt vėlgi tie, kad mes kažką tai jau atrodo sukūrėm ir ką dabar toliau daryti. Ir jeigu žmogus vėlgi buvo tas toksai, kuris tik tai buvo nukreipęs savo dėmesį į aplinką, jam labai sunku, nes jis taiga neturi jau kur tą dėmesį nukreipti. Nes darbe viskas gerai, vaikai jau irgi viskas gerai, namas yra, ten ar ten kažkoks kitas nekilnojamas turtas, ten nežinau, gal ir sodyba jau yra. Ką daryti? Čia būtų tiem žmonėm labai sunku, kurie yra tos vadinamos A-tipo asmenybės, kurių dabar mes nebevadinam, tai bet iš tų praeitų, kur tokie labai tokios, viską reikia, viską daryti, jie ten reikia, tai viskas skuba, jo, tokie alfa. Jiem yra labai sunku, nes atrodo, kad o kas dabar? Tai jeigu jie sugeba dar ir darbą pakeisti, tai jie atsigauna. Ta prasme, jiem viskas vėl nauja. Jeigu sugeba surasti kažkokį hobį, tai va, ten ekstremalų sportai, triatlonai, ten meilužės, jo, viskas tas irgi atrodo, kad turi pagyvinti. Bet realiai tai yra egzistencinis kažkoks tai nerimas, tam tikrai egzistencinė paieška, o ką man dabar daryti su gyvenimu. Nes jeigu žmogus neturi pajautimo su savim, kas su juo vyksta, tai jis ir galvos, kad man čia kažko trūksta. Tai gal čia man trūksta įspūdžių, tai gal čia man trūksta meilės, ne? Tai ten meilužės atsiranda, atsiras dar kažkokie dalykai. Lygtais tai turėtų kažkokiu būdu padėti jam išgyventi tą egzistencinį nerimą. Kitas dalykas, keli draugai jau numirė nuo infarkto. Kem 5 kažkaip čia taip gavosi. Jau pradeda, kas čia vyksta, tada triatlonas atsiranda. Yra tas lūžis emocinės, bet čia pirmasis pati pradžia bus pokalbė. Pirmoji netektis įvyksta. Artimojo aplinkoje, kur tu matei save irgi. Jo, ar tu sakai, čia labai jaunas žmogus, kaip čia taip įmanoma, kaip čia kas. Ir tai iš karto baimė, kad gal ir man tai bus. Ir tada reikia kažką daryti. Ir va, tada sportas, dar kažkas, tai man gal irgi toks, žinai, gal čia pradėti anksčiau sportuoti, kad neužtiktų tada, žinai, tas egzistencinis nerimas kažkoks tai. Bet kodėl aš sakiau, kad tai persisuka į priekį biškį, nes dabartiniai žmonės, jie daug vėliau susilaukia vaikų, daug vėliau galbūt ir jų ten karjeros visos tos išsivysto, nes kai kurie ten ieško savęs, kažką jie bando nusistatyti, kur čia apsistoti ties karjeros. Kaitalioja darbas ganėtinai greitai, stipriai, nes tiesiog toks gyvenimas. Ir dėl to tas visas gali nusisprunti biškį į priekį, nes tu dar turi ką veikti. Kad tau 40, tu dar gali ten, žinai, kaip vyras, gali kartais dar net tų vaikų neturėti. Tai dar vaikai atsiras, tai dar pragaras bus, nes reikės juos auginti. Aš nesakau, kad vaikai blogai. Bet vaikais yra sunkus, vaikus auginti sunku, juos gali patvirtinti, vaikus auginti sunku. Dar pas jį nevaikšto vaikas, dar gal... Vaikšto. Dėl to yra sunku, nes jau pradėjo vaikščioti. Tai aš tas politikai korektiškos pozicijos, aš tiesiog nekomentuoju apie tai. Nes mes kaip tik juokimės tai su vienu klientu šiek tiek nušokant į šoną, kur yra... kad tuo metu, kai tu neturi vaikų ir tu pažįsti žmonės, kurie turi vaikų, tai jie iš pat pradžių, žinai, būna tenais viskas sunku, ir tada nutyla. Nesako nieko apie tai. Tai jau yra, auga, darosi dalykai. Ir aš jį perlipau į tą, žinai, kad sunku, jo, taip turiu.
Tiesiog auga. Tiesiog. Pamatysi, kai reikės suprasti, aš tau neaiškinsiu dabar. Koks skirtumas, kad pasakysiu, kad sunku. Jo, tai tiesiog, reikia suprasti tą, kad, tie vaikai sunku ir tau 40, pavyzdžiui, tu turi tus pirmagimus, ne? Ten irgi yra sunku, nes tau miegot nori daug labiau, tu negali nemiegot. Ir tai yra, kai kada tas yra tikrai amžiaus tarpsnis, kur atrodo visai gerai gal tos vaikus turėti, 20. Taip kaip motina gamta liepia. Taip, o tipo studijuoji tam univerė, ten bandai tos smegenis kažkaip pripumpuoti informacijos, galėtum turėti tos vaikus, jie biški paaugtų, tada galėtum studijuoti dar univerė, Moterim biški sunkiau, nes atima labai iš smegenų veiklos, labai daug, resursų tie vaikai. Kaip smegenis auginti? Jo, tikrai tas yra sunkus, joms tikrai sunkiau yra negu kad vyrams. Taip. Tai tada tipo būtų kaip ir okei, nes tada yra jėgų auginti juos, dar, aišku, ir tokio naivumo yra. 40 tu esi atsargus, jau, galvoju. Tai jau ieškai prispiskiu. Taip, ten tipo tas tu žinai, kaip juos auklėt, nes jau pamatai, kaip čia kiti draugai šudinai auklė. Tu jau galvoji, jau knygų yra milijonas, jau priskaitei visas knygas, ir tada tipo tas vaikas vėl auklė, vėl sunku. Tai niekada nebus gerai. Taip. Ir dėl to su vaikų auginimui yra sunku. Ar jie neša džiaugsmą? Faktas, kai neša džiaugsmą, kai langų nedaužo ir policija jų neatveža namo. Tai visą laiką neša džiaugsmą. Taip, viskas tvarkoja, bet jeigu, čia tas yra tas egzistencinis klausimas, turėti vaikų ar neturėti vaikų. Jeigu norim turėti vaikų tik dėl to, kad mes galvojam, kad nuo to bus geriau gyvenime. Moksliniai tyrimai sako, kad vaikus auginantys žmonės, jie yra laimingi tada, kai vaikai išsikrausto iš namų. Bet tai yra dar vienas pokytis, ir jeigu tai yra vienintelis pokytis tavo gyvenime, tai yra jau gerai, nes tai sumažina visas kitas krizės. Aš nežinau, tai jeigu, vėlgi, čia yra viskas turbūt priklausys nuo požiūrio, nes negalim viską taip tiesiog ant gamtos sudėlioti, nes irgi požiūris labai stipriai padarys įtaką. Matai, kaip čia dabar, pirštų neturėčiau patapokint, bet tu paaiškins aš tau. Man šitose temose, kur aš kartais galvoju netgi taip, bandai svarstyti, ar tai būtų, tos viduramžio krizės temos, ar tai, čia vaikai gerai, blogai, ir yra, primityvoji dalis smegenų sako, kad, tai koks atsakymas, taip ar ne, gerai, blogai, tas juodas baltas, tipo, nors teoriškai čia reikia tokios beveik kaip tas Bajezinio modelio matricos, tipo, approacho, kad netgi paimsime tavo 25 metų klausimą, ir tenais esančią krizę, ketvirčio amžiaus krizę. Tai teoriškai taip, dabar yra vienas iš aspektų, kad jeigu tu esi tame burbule žmonių, kurie vis dar studijuoja, o ne tame burbule, kurie jau, daro startupus, tai, čia yra vienas iš faktorių, kuris, gali prisidėti prie to, kad tu jausiesi nepatogiai ir negerai kažko nepasiekęs. Antras, jeigu tu esi šiek tiek mažesnių įplaukų negu tu aplinkiniai, tas irgi padidins. Jeigu tu, dabar, čia praeinam prie biškį fiziologinių aspektų, kad irgi tas pilnas smegenų ten brandimo amžius, sakoma, ten yra tarp 21-25, tada, kada ten pilnai pradeda eferentiniai neuronai funkcionuoti, kad, ten dopaminas ir serotoninas tipo pilnai reaguoja į tai, kas vyksta išorėje. Kitaip tariant, pilnas subrendimas vyksta kažkam tam pačiam tarpsniui. Tai jeigu tau vėliau pradeda vykti, tai tave, tu tada tik tais patirtis pradedi interpretuoti pilnai. Nes 16 neinterpretuoja vaikai viską vienodai, taip kaip 25 metų jo versija. Tai iš esmės, tas dar vienas burblas, jeigu tu biški vėliau, viskas baigia formuotis. Ir čia, yra tokia olandiško sūrio, prizmės principas, visų dedasi viens ant kito, ir jeigu tu papuoliai tą, kur 7 faktoriai suplaukia į vieną, ir dar šiaip gyvenime kažkas yra blogai, nes, trūksta stygius ir taip toliau, tai, tave perverčia į tą tokį, 51% spaudimo, kad tu turbūt jau esi toje kategorijoje, kur yra ketvirčio amžiaus krizė. Kur ateina ir sako, aš tiesiog prastai viduje jaučiuosi, aš turiu kažką padaryti tokį, įrodyti, kad kažką, kas tavo galvoje tave persvirtų atgal į mažesnį rizikos faktorių. Nes tai tiesiog rizikos faktoriai. Ne ta, kad tu kalbi, apie 40 mečius, tai, su vyrais, moterim atskirties tame yra, bet pas vyrą tai yra tiesiog, kaip ir pasakai, jeigu tai yra ultra alfa tipo asmenybė, kuri pastoviai siekia eksternalios gratifikacijos ir kad turi būti daugiau pinigų, didesni mai, didesni šunys, didesnės moteris krūtys, viskas turi būti daugiau, kažkur daugiau nebegali būti, tai nebėra nieko daugiau, taigi bus blogai, reikia dabar bandyti sugrįžti į jaunesnę savo versiją, kur viskas šiaip būna didesni. Ir taip, pull back atgal laikė. Gal, aš taip, man tai labai tas toks, tada gaunasi toks vienašališkas, paaiškinimas toks, man jis gal nesinori tokio, kad visiškai. Aš turiu minį, kad
Bet jeigu tas asmuo, žinai, nes gali būti alfa tipo asmenybė, bet jisai jeigu savo tikslus iškelia nelabai, nes kraštutiniu atveju mes turim pavienius, žinai, kaip Gauso kreivė, tas, kuris super alfa yra 0,0001% populacijos. Tai tas, kuris super eksternalus alfa, bet yra tie, kurie išsikelia ilgalaikius tikslus ir, žinai, aš taip turiu turėti 10 vaikų, va tada aš tipo esu geriausias ir, žinai, 10 vaikų gal jam prasimuš tik ties 45 metais 50. Nu, jo. Tai, žinai, sunku tai įvykdyti tinkamų laiku. Tai čia, žinai, vėlgi yra tas olandiško sūrio principas. Tai, žinai, tu turi daug faktorių sukristi, kad tau tikrai vyktų, nes čia net įdomi, tu gal žinai biškai geriau statistikos, kiek iš tiesų, jeigu ir paimtum vyrų populiaciją, kiek procentų vyrų iš tiesų patiria vidutiniškai viduramžio krizę? Nes tikrai ne visi. Ne visi. Ir tas procentas nėra aiškus. Jis nėra aiškus, nes šiaip yra ir sunku nustatyti, kad tai yra viduramžius. Nes nėra objektyvių rodiklių. Toks. Jo, nėra objektyvių rodiklių. Taip. Tu ką gali klausinėti žmonės, ne? Bet jie yra subjektyvus, vadinasi, tai irgi bus keisti atsakymai. Taip. Nes jeigu tik tai pagal testosteroną skaičiuosi, tai ten, kiek yra nukritimas jau skaičiuot, kas ne. Bet vėlgi, jeigu yra nukritęs testosteronas, yra kitų simptomų. Jeigu nėra kitų simptomų, tai vadinasi irgi, kaip ir nieko nėra. Tai va čia tas toksai yra ir psichologinis momentas, kiek ten tų žmonių patiria, tai aš negaliu pasakyti, bet manau, kad kodėl mes apie tai kalbam, nes tai yra tiesiog ryšku ir atrodo, kad vienas atvejis iš 100 yra ryškus ir mes iš karto darom išvadą, kad va čia taip yra. Nors nėra. Tai yra kultūrinis archetipas. Taip. Mes tam suformuojam, bet tam nėra objektyvus mato. Tiesiog yra toks stereotipas, kad tas čiuvas su kabriku biškai blingantis su jauna moterim šalia. Jis turi tai. Taip. Tai čia mūsų tiesiog įsitikinimai apie kad žmonės dėja, toks etikečių klijavimas. Čia irgi, žinai, turbūt eina į tą pusę, kad kur kalbėjome apie dėmesingumą, mes iš esmės sukūrę esame tam struktūrą galvoje ir ieškome, kas fitins ją, bet nebūtinai žinome, kaip atsijoti, ar iš tiesų tai yra tai, ką mes vadiname. Taip. Pasaulis yra kokį mes matome, kokį norime matyti, ne kokį matome. Jo, čia tas yra confirmation bias, toks, kad aš noriu pasitvirtinti tai ką jau žinau. Mes irgi, žinai, lygiai taip pat galim būti, žinai, tokie, bet net ir mūsų, žinai, pokalbis yra lygiai taip pat, mes irgi turim kažkokias žinias ir mes irgi galim, būti irgi tokie, lygiai tokie patys bias, nes, mes kažką tai žinome ir mes kažko tai nežinome. Taip. Ir tai, ko mes nežinome, mums nedaro įtakos pagal idėją. Bet kaip ir daro, nes mes galbūt kažką keistume savo gyvenime, jeigu mes žinotume tą dalį, kurios mes nežinome. Tai čia yra tas toksai, kur mes visi esam realiai tam tikrame tam burbule apie confirmation bias, kur kad ir kiek tu domėtasi, vis tiek neįmanoma visko žinot arba visko aiškiai suvirškinti ir pasidaryti aiškias išvadas. Ir tada, aš supratau prieš kokį 10 ar daugiau metų, kad, kuo aš daugiau žinau, tuo aš daugiau nežinau ir man tuo ramiau yra gyventi. Nes, ir kas, kad aš to nežinau? Tai aš milijoną dalykų dar aš nežinau. Ir ką man dabar daryti su tuo? Ir man patiko ta idėja, kad jeigu aš to nežinau, tai nieko tokio. Tai išlaisvina. Jo, nes tu reikia kontrolės neturi visame tame. Taip. Ir gerai, kad aš tą galiu žinoti ir viskas yra tvarkojo. Bet jeigu nežinosiu, tai dabar galiu paguglinti. Nežinau, dar kažkokie dirbtinį intelektą paklausti, dabar galiu, man papasakos, kaip ten yra iš tikrųjų. Aš nežinau daug dalykų, manęs klausia dabar kas nors, aš neįsivaizduoju. Aš paklausiu dirbtinį intelektą, jis man pasakys, aš jums perpasakosiu. Tokia ir dabar, žaidimas vyksta. Tai, čia vėl, ta angliška frazuotė, išverskim, nebūtinai angliškai sakyti. Kaip čia? Aš darau geriausią savo spėjimą kiekvieną esančio akimirkoje. Taip. Tai žinai, beveik iliuzija, kurią tu turi, kad, žinai, aš padarysiu teisingiausią sprendimą. Tu padarysi geriausią sprendimą, kokį manai, kad yra teisingas. Taip. Tai, čia yra tam tikrų... Visame tame aš jau ne kaip mantra, dabar ne mantra, beveik tokį dalyką, kurį aš labai savo dažnai kartoju ir yra mano pattern recognition'o dalis patapusi. Ką aš kartoju savo kitiems, žmona mane prakeikus dėl šitos refrazuotės, kad pasaulis yra toks, kokį pasirinkį matyti. Ir čia yra tas pattern recognition dalykas, kad aš taip pat kaip ar aš jaučiuosi senas, ar aš jaučiuosi jaunas, ar aš jaučiuosi stiprus, ar aš pajėgus, ar aš, žinai, su objektyviais faktoriais nepakovosiu, bet fundamentaliai viskas apie tai, kaip aš vertinu pasaulį, yra tiesiog,
visą laiką pušinama pagal tai, kaip aš noriu jį matyti. Šiaip tai taip. Aš noriu matyti, kad tu esi protingas žmogus, su kuriuo aš noriu pasidalinti informaciją ir išgirsti informacijos. Ir galė dienos, žinai, mano natūrali, tas kaip yra, kaip tiesiog večiasi psyche. Ne psichika, ar psichika? Nu, psichė, mes jau, Psichė. šiaip yra toks kaip psichė. Bet čia kaip, nu, psichė yra jo, kaip tai psichė, siela, toks yra šalia labai toks. Labai keista jo, ta frazuotė man buvo. Tai, žinai, natūraliai smegenų visas tipo tinklas yra sukurtas to principu, kad jisai turi sukurti tam tikrus spėjimus ir tos spėjimus tvirtinti arba, žinai, bandyti neigti. Taip. Nes, nu, čia kaip programuotas principas smegenų. Tai dabar mes šnekamės ir tu man netgi pasakai tokius dalykus, kuriuos aš nežinau. Žinau, ketvirčio amžiaus krizė naujovė man yra. Tai dabar aš nepriimiu to kaip tiesos. Nu, tipo, mano kompas priima, kad tai yra faktorius, kurie aš dabar turiu atsižvelgti ir bandyti, žinai, suieškoti, ar yra tokių dalykų, nėra, kiek dažnai kartojasi. Bet mentaliai tai yra, žinai, dar vienas sluoksnis tame mano sūrio sluoksnyje, žinai, kad, ir dar vienas faktorius, per kurį dar kartą, žinai, dabar informacija eis ir ten dar užklius porą, žinai, tašelį toliau praeidinėjant. Tai, ne, tai didžiąją dalimi čia vėl toks. Ir kiek iš tiesų aš norėsiu tuo tikėti, dar ir priklauso nuo tos pirmosios temos, tai yra dėmesingumo, kiek aš skirsiu tam dėmesio. Jo. Tai, žinai, čia ar tai svarbu ar nesvarbu. Ar man reikia tai žinot, nereikia. Ar man reikia tai dalintis pokalbį ar nereikia. Čia nėra atsakymo. Čia nieko nėra atsakymo. Čia nėra čia to atsakymo. Man labai patinka, žinai, aš šitą naudojau nuo labai seniai jau, kaip, man atrodo, kai pradėjau mokytis psichoterapijos. Aš kažkur skaičiau, ir gal ten buvo apie ir su NLP susiję, bet ir kažkokie filosofiniai tokie, kad yra du, nu, tokie dalykai yra, kad yra realybė, tai yra visa tai, kaip yra. Yra tada tiesa. Yra mano tiesa, yra tavo tiesa, yra daug labai tiesų, bet yra realybė, kaip yra. Vat taip yra, nėra to, kad, tipo, jeigu aš sakau, kad yra taip, tai yra iš tikrųjų taip. Aš nežinau, aš tiesiog taip matau, bet tai nereiškia, kad aš matau tą realybę, kokia jinai iš tikrųjų yra, nes mes turime va tos visus filtrus, mūsų patirtis darė įtaką taip, kaip mes matome aplinką, kaip mes ją interpretuojame. Vadinasi, kad aš galiu kai kurios momentus matyti kitaip. Mes netgi galim sakyti, kad mes matome stalą ir kad tą stalą mes matom skirtingai, bet mes negalim pasitikrinti, kaip vienas arba kitas matome jį, nes, nu, nėra tokių priemonių. Mes tiesiog matom stalą, žinom, kad čia stalas. Ne? Tiesiog stovi mėlynas stalas. Ar mes tikrai, jo, mėlynas, taip. Aš ir matau mėlyną, taip. Bet tai va tas yra dalykas, kad mes tiesiog matom kažkokią tai tiesą, ne? Tai yra kažkokia, nu, tai gali būti arčiau realybės, gali būti toliau realybės, bet mes negalėsim patikrinti. Ir man tas vat kartais, kai žmonės pradeda ginčytis tam tikrais momentais apie tai, kad yra taip, o ne yra taip. Ir aš galvoju, o iš kur žinot? Vat kodėl jūs ginčiatės, tipo, jūsgi negali žinoti, kaip iš tikrųjų yra, ne, tipo, nes realybė vis tiek jinai yra ir jinai vis tiek kažkokia tai yra. Ten, žinai, ar mes esam vieni ten visoje visatoje, ar mes ten esam tik tai, žinai, kažkokie gaubte sėdėm ir mes žiūrim į tą dangų ir ten tiesiog, nu, mums neleidžia daugiau pamatyti, žinai, nes ten kažkokie kiti žmoniukai žaidžia, žinai, mūsų, žinai, visatom kaip šitais, kaip Men in Black buvo filme, žinai, ten. Marblesais. Jo, tipo, mes galvom, kad mes čia labai gerai gyvename. Tai mesgi negalim to patikrinti, nes mes nematom tas realybės. Tai vat ir susitaikymas su tuo, kad mes matom tik tai tiek, kiek mes galim matyti, šiaip yra palengvinimas. Nu, taip, aš nežinau kažko. Nu, tai gerai, kad nežinau. Nu, tai nieko tokio, kad nežinau. Tai ten, ar reikia viską žinoti gyvenime? Nu, neįmanoma. Tai tada ir klausimas iš karto netenka prasmės. Puikiai racionalizacija. Taip. Reikia kažkaip apginti savo nežinojimą. Ja, čia tas labai kažkaip toli nušokta nuo dažnai. Nuo senatvės? Nu, nuo senatvės temas, bet, žinai, čia labai irgi. Visukas, žinai, toks, čia, žinai, kur lendam arčiau tiesiog filosofinio approacho, tai yra kaip tu racionalizuoji save ir kaip tu pateisini savo egzistenciją. Nes čia, kaip tu sensti ir ar tu esi jaunas ar senas yra daugiau, o kam apskritai svarbu? Nu, svarbu tik tai tau, nes ar tu jauties savai prasmės iki mirties. Tai... Jo. Bet man va šitas, kai tu sakai, kaip čia galim susėti, tai man atrodo, kad, nu, į senatvėje arba žmonės, nu, vis tiek, žinai, žmogus yra senas arba patyręs, ne, jis šešliai, nu, jis ir senas ir patyręs turėtų būti, bet vėlgi priklauso nuo jo patirčių, nu, kiek jisai. Bet
kuo senesnis žmogus, tuo teoriškai jis turėtų geriau išmanyti, pavyzdžiui, visą tą tokį pasikartojimų, čia pattern recognition, ne, atpažinti tos visus pasikartojančius kažkokius dalykus, šablonus kažkokius tai atpažinti. Ir kuo jis labiau atpažįsta, tuo jis geriau gali sąveikiauti tarp tų visų šablonų. Taip. Ir jam turėtų būti lengviau gyventi pagal idėją. Mes nežinom, nes mes tik tai, Taip, spekuliuojam. Taip, subjektyvę patirtimį remiamės. Bet pagal idėją turėtų būti lengviau gyventi, nes tu daug daugiau supranti, daug daugiau pastebi. Ir jeigu turi tą įgūdį, tai viskas yra puiku. Senatvėje yra tiesiog viskas labai paprasta. Bet yra ir, kaip vadinkim, sustabarėjimas kartais. Kad tu gali matyti, bet tu esi sustabarėjęs ant savo įsitikinimų. Ir tada nebegali priimti kitų įsitikinimų, kurie vyksta tuo pačiu, kai kartos keičiasi, ne? Ten dabar Z karta, alfa karta, jos yra kitokios, jis kitaip bendrauja, kitaip mato ir jos jau kitaip sąveikauja su aplinka ir aš ne visą laiką galiu pagauti jų tipo fenomeną tokį, kodėl jie vienaip ar kitaip bendrauja ir kodėl jie ten mažiau pagarbos galbūt jaučia, nes tipo, aš atėjau į auditoriją, prašau incidentai, nutilkit. Bet reikia dar biškį palauk, kol jie nutilus ir toks, tipo... Mūsų čipsetas millennialsų tiesiog, žinai, jau nebesikalibruoja su softu alfos kartos. Taip, ir toks, tipo, kas čia vyksta. Ir va tas mūsų įsitikinimų sustabarėjimas apie pasaulį, net jeigu mes matom daug tų, žinai, tų, nežinau, šablonų atsikartojimų, mes jau nebegalim perteikti tiem jaunesniem, nes jie kitaip mato tą pasaulį, jie turi kitą patirtį ir kitaip išmoks. Ir va čia yra sunkumas tam bendravime, nes mes tipo, galim turėti labai daug patirties ir jinai yra nuostabiai vertinga, bet mes galim nebe pagauti dabarties. Va toks, žinai, kaip dabar žmonės gyvena. Ir tada mes ką pasakosim tiem dabarties žmonėm atrodys, kažkoks nonsensas. Nors tos žmogiškos savybės, jos yra visos tas pačios. Taip. Žinai, meilė, neapykanta, džiaugsmas, liūdesys, visos tos situacijos, visos tas žmogiški bendravimo, kas ten pasikeičia? Niekas ten nepasikeičia. Tiesiog jūs lygiai visi tas pačias problemas išgyveno, tai galbūt skirtingom technologijom juose, žinai, dalyvauja. Ten kažkas SMS-ais tipo pradžiai sprendė problemas, dabar Messengeriu, žinai, ten balso žinutėmis, dar kažko, žinai, to VR, žinai, spręs ir bus tiesiog pasikeitimas, bet jos visos liks. Tai va, kaip va senatvėje nesustabarėti, va čia, man atrodo, yra mano turbūt vienintelė baimė yra tokia, kad aš užsiliksiu tam komforte, kuriame esu, nes aš tipo viską žinau ir mano informacija sustabarės, tokia bus rigidiška ir nesikeis. Ir nors aš ir turėsiu tos išminties, bet aš net negebėsiu jos perteikti, nes... rigidiškumas, tas čia kaip tu net amortizuoti tos informacijos, kad galėtum atgal praleisti reflektuodamas į pasaulį nebeturėsi, nes atsimušta viskas. Taip, sugersi viską. Taip, ir aš nebejėsiu priimti, kad ten, nežinau, ten alfa karta, jinai ten visiškai kitaip sąveikauja su bendraamžiais ir aš galvosiu, kad čia yra nenormalu, kaip jie sąveikauja, nes tipo, mes taip nesąveikaujam. Taip. O jiem yra normalu, nes jie nuo augimo savo, jie taip sąveikavo ir jų yra norma yra čia, čia jų normalu. Taip. Mano normalu yra kitaip, jų normalu yra taip. Ir tada, tipo, tai kas teisus? Ne? Tipo, tai kas teisus? Nėra to dalyko, kad kas teisus, nes tiesiog taip yra. Man čia, žinai, visiškai galvoj, tau bešnekant surezonavo tokia sena Donskio frazė, kuri buvo, sako, labai absurdiška, kai kažkas komunikuoja, kad yra jaunas konservatorius, nes jauni žmonės yra liberalūs, o vyresni visą laiką yra konservatyvūs ir kad su amžium tu net negali kovoti su savo to rigidiškumu, jisai natūraliai, žinai, ateina su laiku, tu kietėjai kaip medis, tu kietėjai kaip kietakaktis, tu turi patapti kažkiek rigidiškas. Bet tu, žinai, tas jaunystės kažkuria prasme net ne fiziškai buvimas, bet jaunystės išlaikymas yra apie gebėjimą priimti patirtis. Tai yra tai, kad tu turi gebėti vis dar kažko reaguoti ne į dalykus, kad taip neturi būti, reaguoti dalykus. Blema, kodėl taip vyksta? Kodėl aš nesuprantu? Kodėl aš nesuprantu, žinai, blema, kaip keista, žinai, nes tu vis dar sugebėtis priimti. Nes, vėlgi, tas jaunas asmuo fundamentaliai, jis negalvoja, kaip analizuoti, jis tiesiog priima situacijas. Po to vėliau pagalvosiu apie tai, bet jis priima situaciją, kokia yra ir reaguoja ją. Taip. Tai žinai,
tu norėdamas būti senas, bet iš tiesų jaunas galvoje, nu tai įvyksta situacija. Nu, čia tai keista, kodėl jis mane pasiuntė Vilnių, arba kodėl jis manęs neklauso, kad turėtų klausyti, ašgi daugiau žinių turiu. Nu, žinai, sėdėjimas ir to analizavimas tai padaro jaunu, o ne aš tikiuosi. pasakymas, kad, žinai, tu jaunas ir tu, klausyk mane. Žinai, tas aiškinimas iš autoriteto. Ne, bet šitas jau yra kvailas toksai. Nors aš labai norėčiau šitą, aš norėčiau labai, kad vien tik iš autoriteto manęs klausytų rūpūžės. Aš tikrai turiu šitą irgi norą, kur tiesiog karts nuo karto atėjus į darbą, kažko paprašai gražiai, bet tiesiog galvoju, man, kad tiesiog dabar padaryti. Bet, nu, žinai, išlieki humaniškas ir bandai neleisti savo despotiško mintim pasireikšti. Prašai. Tikrai prigimčiai. Tikrai prigimčiai. Tai bežionį vidinį, kur tiesiog nori trenkti žemę. Tai va, tai... Bet irgi ta bežionė jaunesnė už mane iš tiesų yra, nes ta bežionė yra visiškai ta vaikiška natūra, kur... Dabar! Dabar reikia! Deja. Tai va. Cool. Aplinkui dabar sukdami ratus visiškai kaip parasparniai, nerasdami vietos, kur nusileisti, manau, kad reikėtų čia ir pabaigti su tą pokalbį, nes jau skrendame padebesiais. Tai va. Čia senų žmonių požymis. Kažkur tiesiog išskrenda. Pradeda pasakoti istoriją nuo caro Rūriko laikų, žinai, nu, ten 1930, dar nebuvau gimęs, bet... Prasidėjo mūsų giminės istorija. Tai va, ir baigėsi ties to, žinai, apie tai, kaip tu... Tai istorijos pasiekmė arba istorija turi vesti į tai, kaip tu sloiniką užsukinėjai dėl to, kad, žinai, sagurkėlio receptas yra iš tų metų. Tai va, tai tokia šia gaida, Dainiau, labai dėkui, kad šiandien atėjai. Ačiū, kad pakvietei. Smagu. Tai va. Share, like, subscribe. Tačiau... Man reikia pasakyti, aš po ko nemoku, tai šitą nemoku pasakyti. Share, like and subscribe ir visi tie dalykai. Ačiū. Kiek labiau persimagruosim, aš nežinau. Share, like and subscribe. Šaks, tipo, jeigu nepatinka, nežiūrėkit. Šiaip tiesa, nepatinka, nežiūrėkit, patinka, žiūrėsit.